Šiandien yra labas rytas, aišku. Esu visiškai be nuotaikos, nes reikia minti per tokią nesąmonę. Gal ne dėl to, ne čia nuotaika mano dingus, net aš nežinau, kas man yra. Bet pastarai dabar laikotarpį toks biškė šudiniam mūdė. Tai jisai geras mūds, tai blogs, nežinau, menopauzė čia gal man. Velniai žino, karočią, turim šiandien 24 dieną. 105 kilus ir nuo Prancūzijos sienos šiandien mėguosim gal iki 20-30 km. Šalia Kalnins, didžiausias Alpes, šiandien vertikalaus turi 710. Tas oras turi pagerėti. Bent jau rodė, kad pagerės. Ir aš labai tikiuosi. Tai dabar važiuoju labai lėtai, saugau save, taupau galūnes, jos biškį drėksta, biškį džiūna. Bet va, kai reikia važiuoti tokiais, nieko čia nepadarys. Čia žodžiu, visur šlapė, kojas stengiuosi taupyti, saugot, kad nesušlaptų. Dugnas, ypatingai pirštai. Šiandien rodė apie 10-9 laipsnių šilumos, jutiminė tokia pat. Bet išvažiavau va su plošiu. Nes tik išvažiavau 100 metrų, jaučiu, ką krapiai man į veidą. Šiandien daugiau mažiau pavėjui vėjas bus, šoninis pavėjui. Tai tikiuosi, kad iki Turino davažiuosiu pusiau sausas, o nuo Turino ten jau man bus dzin. Ir jeigu sausas iki Turino davažiuoju, 102 kilo, tai tuos kelius kilus aš galiu šlaps atvažiuoti man dzin. Bet svarbiausia 120 km pirmi. Vat išvažiuoti per lietų yra pats nemėgstamiausias mano dalyks. Geriau, kai pradeda lyt po valandos laiką, tada dzin. Tada kūn sušilęs, kondensuojas, ventiliuojas viskas. Ir tie oro lašiukai labai greitai žiū, nes tavo kūn šilts yra. O kai dabar išvažiuoja šalts, viskas laiko stovi, žodžiu, ir jaučiu, kaip viskas dregnėja. Bet sakau, nuotaikos nėra šiandien visiškai. Ir rūpo, ir nuotaikos. Kažkaip reikės suvažiuoti čia 205 kilus. Bandysiu iki 5. Labai norėčiau 4 atvažiuoti. Bet ką žin. Tai žodžiu, žiūrėsim, kas čia su tuo oru bus pirma. Svarbiausia oras dabar. Paskui nuotaika gal pagerės, kai oras pagerės. Va, pasipuošę dėdės ir tetos. Važiuojam. Čia gal gerėja oras. Ten, kur važiuoju. Na, zavatės visą laiką važiuosiu. Gal pagerės oras. Tikrai gal pagerės, nors tikrai mačiau, kad pagerės. Žodžiu, jau čia itališką miestelę kažkokį. Berugija gal, nežinau, kažkaip taip, nes numirė čia viskas. Visi darbuose. Kas mokyklose, kas darbuose. Kas šiaip dar lovose. O šai va. Šrybinau taip va. Į Dapurškį, į Lin. Į Linas reikia visą laiką nuvalinėti, Katinas laksto nuo palangių. Va, į itališką miestelį vėl važiavau. Vėl tokias gatvikės. Niekur neprilėksi. Reikia saugotis, kad koks neišlysta. Į neįperstų man į rūrą. Arba į šoną. Tai va, važiuliak. Seniai į Vilniaus, labai. O čia dar kažkas vyksta. Šiek tiek mašinų. Kas čia vyksta? Kas čia vyksta? Kas čia vyksta? Matėt, koks prancūzų buldogs išlindo, tai buvo. Aš mačiau. Čia jie turgelis kažkoks. Rakando. Skaničiai, kad? Pirmi pietai. Nu, pietai. Man jau pietai. Kai 6 valandą kelies. Tai yra pirmi pietai. Pusryčiai jau buvo 7 valandą, prieš 7. Tai jau pietai. Nu va. Nuvažiavau jau 5 kilo. Taip liai. 2 valandas ant durų atsisėdžiu. Karočią ragas. Pagaliau sulaukiau kalniuką. Aš čia labai minimalus jisai. Porą 100 metrų. Bet galiu biškį pašilti. Nors šiaip nėra šalta. Atrankas va. Dar nėra grėžiamas. Po 2 su biškį valandų
Kai važiuoju lėtai, lėtos visai nesijaučia, bet kai važiuoju 25, 24, duot kai reikals, stengiasi nevažiuoti balas, tai provežas, kad nepasigaut purslų, nes purslai tiesiai į kojas, į tada karambajam, karabijanam. Žodžiu, šiandien labai sunkiai diena psichologiškai, nežinau, nelaukiu rytojaus visiškai, bent jau dabar, nes labai atsibodo visas tas mašinas, važiuot pagrindiniais keliais, labai atsibodo, bogu čia su tais italais daužytis ir dalinti šito keliu. Nemok ją važiuoti, nemok būt draugiški ir, ir žodžiu, jau dabar čiut ramesnis tas lietus, bet man šikna nebelaika, šiaip smegenis nebelaika, jie taip viskas nebelaika, o da važiuoti, da 5 valandas kaip minimum. Sėdėti ant dviračio ir jeigu 5 valandas dar papildomai ant lietaus, nu tai, žodžiu, bus reikalų. Jo, čia motyvacijos visai nėra, visiškai, nelaukiu rytojaus visiškai. Tai tą kalną Rioglį, ten 2000 metrų, visiškai. Žinau, kad bus labai sunku ir kad tik oras būtų geras. Tai va, jau įlėkiu į itališką miestelį kažkokį, žodžiu, čia nelabai visi važiuoja, sudmaliauja baisiai visi, ir, o ką jūs ką vakare, čiut mažiau lys pradėjo, gal jau nustos, tai 3 valandas jau važiuoja, gal jau gana išmaudė mane, jau vakar maudė. Šiandien irgi nori maudyti. Šrekai. Jopšta darai. Užžiausk mane. Nu va, žodžiu. Nusuko biškį nuo pagrindinę kelią. Ir labai minimaliai lyt pradėjo. Žodžiu, pažiūrėsiu, dar pavažiuosiu kokį 5-10 km. Gal tą pimpačkiuką uniformą jau galėsiu patraukti šalį. Užsikiš kažkur už priekį arba už nugaros. Nes nu kiek galima važiuoti 3 valandas, karočią maudo mane. Šiaip esu toksai, toks, tipo, grėžia maniera. Koks 20-30 minučių ir aš pusiau jau pradėčiau džiūti, sausas būčiau. Šiaip subinė sausa, šį kartą saugojau. Turiu 22 vidutinį, bet va, jau vaizdai, jau visibilitis, jau matomums jau geresnė, žinokit, žiūrėkit. Va ten. Ten jau kai kur saulė šviečia, kalnų viršūnės. Bet aš dabar va taip va, važiuoju pietvakariu, pietų pusėn, link Prancūzijos sienas, iki Prancūzijos nedaug ten liksime, miegosim šalia. Ir rytoj bus reikalų. Tai va biški nuotaika pagerėja. Žodžiu, čia buvau sustojęs, pažiūrėjau į trekerį, kur manuoja. Už 5 km Čivaso kaime. Galvoju, akis tik tais cinkt, nušvita. Va, 12 muš, vyrai, klausykitės, 12 muš. Žodžiu, kvieskit moteris į lovas ir vis bus gerai. O man reikia važiuoti, kas čia liko tik 5 km, jeigu jinai nejuda, aišku. Nemačiau, jinai juda nejuda. Problema, žodžiu. Lenkaitis įlėkė į Čivaso kaimą, moto iš numerių citars. Tai, žodžiu, biškį kapoja čia varšas. Nu, bet visiems pasitaikė kalbą. Svarbiausia, kad čia viskas saugiai. Jam čia reikalų, žodžiu, reikalų. Čia tas Čivaso kaimas nemažas, visas miestas. Tai Kiturina man 25 km, man atrodo, nuo Čivaso. Tai va, žodžiu, čia jau priemiestis gaunas. Realiai. Tai, sakau, anksti puolės buvo, biškį ne į tą atvykę. Į dar savosios, nes sutikau 7
7 kilo lipe. Ir va dabar lekam. Lekam čia per tą miestą, kur tą manoji. Jau čia išvažiavo už miestą, kad galėtų manęs palaukti ramiai. Nes čia ir man stresą. Ir man čia stresą, bet labai skaniai kvepia. Bandu ten visokiom prasanais. Žodžiu, lekam. Vėl mane demotivavo tas reikalas, kai matai, kad už 5 km yra, pravažiuoji 6,5-7 km į dasą vosios nerandi, o kišenė aplinkui pilna, degalinė pilna, kad sustoti palaukti. Jau blemba biškai šis dalyks mane nervina. Aš tikrai ne gerom sąlygom minu. O, turim. O, apačioj. Apačioj. Radvilai! Žodžiu, pasibėdavo jau. Va ir rado, kur atsistoti. Na, labai gerai. Į saulę išlenda. Ai, nekreipkite dėmesį, man šiandien labai blogai. Kristopas buvo, susitiko su savoje, man buvo prie hotelio. Tai dėl to ir buvo pavažiavę toliau. Nusėmiau aš tą pampačiuką jau aprangą biškį krapnoj, bet po biškį džiūnu. O čia va vyks tokios nesąmonės. Ir karoči. Eilinis iki galvės aš šūdą malų. Vakar šūdą. Čia to Turino primešiu. Pažiūrė termometrą, nes man šilto liko. 14 laipsnių. Nu galvoju normaliai. 14 laipsnių. Nu. Ir aš čia. Murzius. Jau sausas. Išdžiuvo rankas jau. O taip va. Rūksta dūmai. Rūksta dūmai. Ganos ožkos. Žodžiu, varom. Įspūdingai atrodo. Tikrai. Man gal dar net gražiau, kai nematau visą kalną, tai toksai paslaptėlė, žodžiu, intrigėlė. Biškį nuotik atsirado, bet sveikatos kojas tikrai neatsirado. Čia tos spuogos, prasidėjo spuogiukai, važiuojame po 300-400 metrų. Aišku, kai jau statėja po 10-12%, biškį prieš pabaigą jau sunku, bet va, vaizdai gražus. Vaizdelis. O, koks kalnų masyvus. Tai čia dar nedidelį jie. Ai, čia dar jie nedidelį. Aš šitą kalną apvažiuosiu. Ir Alpės bus. Ir bus Alpės palpės. Jaučiu, kad tas spuoga apvažinės pro dešinę pusę. Ir labai gražiai tos Alpės atsivers. Kai aš pravažiuosiu tą spuogą. Nes man saulė iš kairės. Čiut pasikavus. Bet ten tos debesis bus apšvietus. Tai yra kalnas. Nu bus insane. Pamatyti už kilometrą ar pusantrą, kaip pravažiuosiu. Kaip atrodys. Nes atrodo tai vava vyva. Žodžiu, vava vyva. French Alps. Ko jūs murzė? Ko nieko nesakot, kad murzinė esat? Murzinė. Žodžiu, važiavau čia iš pagrindinę kelią, va toks vaizdelis. Ten matos kažkokia pilis. Nu, čia šiaip gražu viskas, okei. Bet ten, va, toli yra Alpės. Aš iki ten dabar važiuosiu dar 20 km, tai jos iš vis man šalia bus. Tai bus reikalų, nes mes mėgosim šalia tų Alpių. O rytoj tas Alpės reikia kažkaip pravažiuoti. Tai va, lekam. Esu gerai nusiteikęs, gerą nuotaikėlę, liko 20 keli kilometrai. Traukinuks važiuoji, ir mes lekam, dabar yra lygiai 3, tai aš tikrai išlaikysiu daugiau negu 23 vidutinį ir atvažiuosiu lygiai 4 valandą į bookingą, mačiau, mane pralenkiau, tai žodžiu, lekam ir bus matyti, kas toliau bus. Kol kas čia tik kelias mašinas važiuoji,
Lokali policija pravažiavo, pasižiūrėjo, pasišipsuoja, tai žodžiu, vietinis, kaip vietinis, tai varo. Kalnas po kairę, su to debesiu gerai atrodo, užsiklojas viršūnė, kaip su kepurė būtų, o va priekį Alpės. Va, 15.06, 12 laipsnių. Žodžiu, ir Alpės palpės, biški kratai, bet lika 19 kg. Važiuoja šia 27, 28, 26 ir į kalną visą laiką. Tai toks va. Užsikablėvė, susivedė šiandien kažkaip į antrą dalį, motyvacija atsirado. Gal čia dėl tų palpių, arba šiaip paupstų, kad rytoj nereiktų važiuoti. Bet tai čia mano norai, niekam neįdomus. Aišku, aš čia kalnu. Kažką manoji mato. Kažkur jūs pagrindinis kelias, kažkur turėtų būti. Šalia to spogo po kairę turėtų būti, aš taip manau. Ai ne, po dešinę. Po dešinę, tai tą patį mato. Bet tai gerai, dan pasisuotins. Paups irgi. Oi, va, žiūrėkit. Išlendam. Apokalipsė. Tada! Nu, stulpai visi, davai dinkit į šalį. Op. Va. Tai da važiuoti iki to Alpių 20 kg, o taip tiesiai. Tai ant kiek priartėjau per 10 kg. Tai da dvigubai priartėsiu. Žodžiu. Lekam. Lekam. Čia karvės ar arkliai? Arklį tai matau. O iš kur čia tų karvių tiek? Draugeškas. Žodžiu. Buvo avių banda. Dabar va, meiteliukų. O garsiukai kokie. Šliumpu pumpu. Šliumpu pumpu. Aimu. Aimu. Grožiai jūs, mu. Mumu. Ei, mumu. Mumu. Na čia irgi gražu. Va. Auksinis toksai apšvietimas. Lemba. Aš nebegaliu. Man žudbūt reik poilsį. Mano kojas kaip pas Pinokį nosis. Kuo daugiau važiuoju, tuo ilgiai. O kuo ilgiai, tuo mažiau raumenų. Į energijos ir jėgų žodžių. Čipolino nuotykiai. Ar Pinokis, kas ten, ai, karočiai. Pezu, nusipezu jau. Man žudbūt reik poilsį. Žudbūt. Aišku, kai tokie vaizdai, nuo kalniuką aš galiu riedėti. Į kalniuką jau sveikatos nebėra. Rytoj aš numirsiu važiuojant į tą kalną. Man leistis net nebus sveikatos. Oi, oi, oi. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ten po debesies mato šviečia kažkas. Žodžiu, ten balta irgi. Nu tai čia visur Alpės. Tai kažkurį kalną man reikės rioglinti. Va į tokį spogą. Žodžiu. Ir rytoj. O, blėt, kaip gražu. Pažiūrėkit, kaip saulė apšvietė. Eikit savo. Į po kairę yra kalniukai. Į priekį, va, debesukai, va tokie. Nu, karoči. Grožėkitės. O man jau kojas nebelaika. Grožėkitės. Tik tiek, kad italai, blėt, žinau aš, kaip jūs važiuojat, bet posūkių tai velniai nerodat. Jeigu tiesiai važiuojat, tai posūkių nerodat. A jeigu trečias išvažiavimas, tai turėtumėt posūkių rodyt, gaidžiai nupersti jūs. Tai kodėl aš turėjau gadinti šitą vaizdą, o dabar su savo replikom. Nu, žodžiu. Varom. Nebedaug liko. Čia žmogus nežinau ką darė, bet galėjo praeit, būčiau praleidęs. Žodžiu. Pavargau jau. Pavargau, nes taip gražu, kad pavargau jau. Tokie vaizdukai. 3 kilai likus iki bukingo. Nebegaliu jau. 2,2 ir 6 vidutinis kažkaip netyčia sukėliau. Visą laiką čia į kalną. ABG greidas 0,6 visą važiavimą. Tai
Tai va žodžiu. Ir vėl va, pasisuko į tuos į Alpius. Ten net nesimato per tą debesį viršūnės. Pusė tik matos. Kosmosas čia yra. Kosmosas. Ai. Kaip aš norėčiau pavaikščioti čia. Pahaikint tom kuprom. Aš jaučiu čia per liūtis. Tai čia tokių yra vietų, kur atrodo, ble, čia turėtų viskas keisti. Tokie griaučiai yra, žiūrėkit. Tuoj pralenks. Va, tarps, žiūrėkit. Va, ten per kalnų ta tarps. Tipo perija. Yra. Aš įsivaizduoju ten krioklys, koks tai turėtų būti. Nuo tų kalnų. Jeigu geras liūtis. Arba vėlyvą pavasarį, kai viskas atlydy. Eiki, čia turėtų būti labai fantastiška. Fantastiško. Pakybo mano paukštelis, liežuvis. Iki, ko. Manoj sakė daug nefilmuoti. Aha. Tai pirmą dalį ir nefilmau nieko. O vat susitikus pradėjau filmuoti. Nu nes čia labai gražu. Labai.